Gerą dieną visiems jau įsijungusiems šią tiesioginę transliaciją ir besiruošiantiems praleisti laiką su lietuvišku futbolu. Keliamės į Tauragę, Vytauto stadioną. Čia visai netrukus Tauragės Tauras futbolo akademija Šiauliai iš Vilniaus rajono. Ten jau po pirmo kėlinio buvo 5-0, čia per save į Kaunikas. Vaitkūnas. Simonas Urbys gražiai tvarkosi ir Kęstutis Bartuškevičius buvo per metrą. Nuo tos situacijos puikiai viską matė ir sekundę luktelėjęs fiksuoja 11 metrų baudinį. Dar kartelį štai čia puikiai klaidina Simonas Urbys varžovus ir Traore. Bet baudinys, kaip bežiūrėsi, buvo nerealizuotas. O dabar Nauris Petkevičius užtikrintai ir Šiaulių komanda 27 minutę išsiveržė į priekį. Realizavusi 11 metrų baudinį, kurį uždirbo Simonas Urbys, o Nauris Petkevičius tą baudinį paverčia įvarčiu. Baravykas rungtyniauja priekyje. Kaip ir Nauris Petkevičius. Dabar išvengia jis nuošalės, Petkevičiaus dublis ir 50 minutę rezultatas tampa 2-0. Pagavęs gerą ritmą Nauris Petkevičius ir įvarčiai vien ką sako. Kalbu apie Kauno Žalgirį ir Širvintų stadione prieš Vilniaus rajono Transinvest. O čia štai toks. Perdamas Lyminvo, jis vienas prieš kelis, vieną jau smūgį jo matėme. Kampinis. Kristupas Keršys ir Nauris Petkevičius. Tarp kelių varžovų sugeba pirmas būti prie kamulio, jo hetrikas. Nauris Petkevičius šiandien gali tikrai pasimėgauti ir pasidžiaugti. Mušė jis įvartį į savo pusės komandos vartus. Čia Tauro komandos galimybė mušti įvartį. Micevičius. Ševčiukas priešais jį. Micevičiaus perdamos ir Sidas Mačaitis. Pasižiūrėkime pirmiausia Kampinį. Smūgis į vartus ir dar ketvirtą uždeda Šiauliai. Kristupas Keršys, atrodo, čia turėtų būti sveikinamas komandos draugų. Mošė Halabi prie kamulio. Baliutavičius tą kamulį perima. Ir Kęstutis Bartuškevičius fiksuoja rungtynių pabaigą. Baliutavičius ten dar atrodo susižeidžia toje paskutinėje situacijoje. Susiėmęs jis buvo šiek tiek už čiurnos. Belieka tikėtis, jog sužeidimas nėra rimtas ir Baliutavičiui nieko nenutiko. O Šiaulių futbolo akademiją galima pasveikinti su pergale.